kaip ir viskas, ne? Nu, tada, o, šviesas išjungti sur, nes praeitą ką palikom. Čia. Čia dar tai. Palauk, biškį. Kažkas nesusitvarkė rankšluos čia. Vonioj paliko. Galim susitvarkyti, nes priklauso palikti, kaip buvo. Tai. Dar pasirsirpto. Pramoga. Galim. Nuvanom. Tokį vakmenį turim. Labai atidėjau. Nu, tai visai nejaučia, atrodo. Vėluoji? Ką? Vėluoji? Ten žiūrėjau. Ką žiai, sako šitą? Ai, tą posūkį greitą. Šalia stovi. Girdėjai, kaip mes kalbėjome? Tiesiai per. Nikitukui kamerą nuteškė, buvo pastatęs prie pat kelio. Kitaip ir baigtis negalėjo. O aš gavau dovanų nuo Matulkos, va, ant sabavus. Vienas kojas trūksta. Jau laikyklis, ne, kažkoks dovanų užsiteškė. Tai svarbu kamera veikia. O, koks vaizdas gavos, parodė. Čia tas? Jo. Oi, gerai. Geras kadras. Koks skanus. Kokios nesuvaidintos emocijos. Palikau pusryčių šaldytuve. Tai Nikitukas pasisavindavė. Vienkus pomidorų. O taip skaniai suplanavęs buvom pusryčius. Čia pradėjom kabinti vėliavas Lietuvos. Iš karto sulaukiam. Pradžią Nikituką atpažino, kad iš Lithuania. Ta kitas dėdė atėjo. Sako, where you from? Sako, Lithuania. O paskui šivelis randam. Tiesiog atėjo telefoną, rodo jis man be žodžių, jungia. Ir Sylvester Belt pradeda tą Eurovizinę dainą groti. Sako, I know. O, tai ir kaip pakalbėjom. Apie tendencijas Eurovizijos dar. Techniška vieta. Tokia. Ir posūkių, ir technikos, kad daug.
Nikitukui žemelė Švedijos. Nori ir dangų užkariauti jisai. Han åkte om Reijer sen igår eftermiddag. Den här också faktiskt. Den tål nu. Ateina tau draugė. Tau draugė ateina. Pažiūrėk, kaip užlipo. Čia jos gal traktorius tas. Kommer babesen. Men är firma kartlipa. Na jo, tikrai, kad ne. Tie vaikai čia kaip beždžioniukai ropoja. Men bra de här brudarna, var de som hittade upp åt oss? Ja. Är det din idé? Nespėjau, aš ir norėjau ten. Tai baika. Den här kan väl inte vara... Kaip aš jau išlipau iš vis? Džie, opa! Jau? Ai, jau viskas. Padukai išdžių, galima mautis. O, koks patriotas, vėliavnešys. Ir kamernešys. Ir kamernešys. Ką čia darysi dar? Nikitukai, tu labai drąsus. Paklausk, ar galima čia pasivaišinti. Šitais. Čia man atrodo pardavinėjai. Jo. Ai, ja. Tai gal jau baigęs salis nemokamai gali? Jo. O, kasgi čia, ralio alkoholio, oi, tai yra fanai. Tai ką, viskas. This is the end. Rally Sweden. Įsikūrėm paskutinį vietą mūsų. Vėliau susmaikstytos, Nikitukas čia kažkur. Viena čia. Ir dar vieną ant kalno ten matys. Na, paskui parodysiu. O, reikia dabar pavalgyti. Ta pati maistą, kur jau 3 dienas. Iš Norvegijos viskas va. Norvegijai per vieną dieną 100 eurų. Palieki paskui Švedijai už 15 eurų. Ar kiek čia? 3 dienas gyveni. O, ant puntuko galima užlipti. Tarpai kažkokie didžiuliai, tai atėjau sėdėti, atsibodo laukti. Ir sušalau pavės šiaip. Prieš tai kaitina dabar. Šaltoka, visai ten saulės gal. Pasidžiaginti. Ten kažkur gerai akmenį kava girdis.
Lina, keičiam lokaciją. Kas buvo? Tu durnas pačiu laiku. Kas? Kaip tik baigėsi Patėlė? atmintis. Paskutinė. O dabar ką, neturėsi ko filmuoti kito? Turėsi. Okay. Pažiūrėkit kokią lygumą. Lietuvoje asfaltas tokio lygumo nėra. Kosmos. Nėra net kaip parodyti. Namų darbai padaryti. Reikia pamiegoti. Nelabai čia pamiegot gavosi daug, o man dar iki Oslo reiks vairuoti 3 valandas. Nu ką, prasidėjo Orsteiris. Kämpa. Någonting jag blev duktig på idag så är att sätta tillbaka den andra. Ja, misslyckas du nästa gång då vet jag inte. Så vi går kul. Ja. Turbūt kas antras automobilis numuša tą seržantą. Laimėjo Gudeikis Power Stage be konkurencijos, sakyčiau, 3 sekundės škojo visiems. Tai netoks ir blogas tas ralis, daug ir pozityvo galima pasisemti. Tai va, džiugu, baigės filmavimai, Gudeikio sulaukiam, galima bus pailsėti pagaliau 3-4 dienos atfilmuoti. Tai nežinau, nu kažką dar reiks pafilmuoti jaučiu. Rizikuoja vyrai. Proveža ir akmuo per milimetrus važiuoja. Atėjom lietuvių ekipažas yra, pasveikim su finišu, bet dabar surasti reikia. Kur čia surasti?
Radom. Su finišu. Ačiū. Sveikinimai. Ačiū labai už palaikymą, labai smagu, kad... Matėt vėliavas, tas jautės? Aišku, man. Su finišu. Kai į failę firmą žiūrėjau, tai sakau, sukėlė daug smagumo. Bet pastebėt, tipo, ar kaip? Nu vis tiek tu pamatai kažkiek. Tokies kažkeliukas. Tu žiūri į kelią vis tiek ir tu matai, kampe kažkiek. Tai išsiskiria. Okay. Jau paskutinį kartą važiavom. Bet padeda. Ar norit paspaust labiau lietuvių? Ne, tai žinai, visas tas tempas vienodas, bet aišku, kai pravažiuoji, biškai pamatai, nu tai žiauri fainai. Žinai, ne tik jūs buvo, dar buvo kažkas. Buvom sutikę per važiavimą, irgi žmonės suprantu, kurie gyvena. Čia, žinai, atvarė ralio važiuoti ir palaiko. Švedijos lietuviai dar. Jo, nu jo, Norvegijos. Jo. Tik finišavo Markas ralį jau. Italas jau mokina, kaip Italija reiks lėkti. Va čia tai užsispyrimas, įsteigimas. Tai junior klasė Vokietukas Šulcas su Opeliuku laimėjo. Lancia återigen upp på scenen. Här har vi Markas Potikis och Dilas Kakaukas. Nästa bil upp över scenen här. Här har vi startnummer 60. Här har vi Sigliani och Montavocchi. Tai dabar tik per finišarką dar pravažiavo. Tai dabar pasakysiu uždarą parką. Davai, Markai, tada atsisveikinamės. Davai. Nelauksim. Dėkui, kad buvot palaikėt, ačiū. Viskas gerai. Malonu buvo. Šaunu žiūrėt buvo. Bliam, nu tipo, pravaro tie ir tada laukia. Jau įdomiausia. Tiem visiškai neįdomu ten R3 ir panašiai. Gerai, laimingai, iki. Gerai, viso, iki. Ką, Jankau? Palikuonis tu? Nenusiaup Karlstadą? Gerai. Ir lauksim Švedės Lietuvoje tada. Ant Panevėžio, kad ne vienas. Davai, laimingai. Viskas. Jankus paliko. Kaip mes dabar prie jo grįšim? Laimingai, išdidžiai, linksmai. Gerai, varom dabar. Žiūrėt, ar ten įsidegina mašiną ar ne. Ir varysim, viskas jau. Pakeliu į jos. Jo. Daužo jau. Nuovargis reikia varyti greičiau, gal dar biškį šviesą, nes visą naktį važiuot bus reikalų ten. Paliekam Karlstadą gražiai. Gal dar grįšim čia kada? Yra liukai. Tai yra. Kaip Buteikis Vartavas. Taip. Ir bus Švedijai Vartavas. Su Nikituku smaguriaujam. Tamys. Nubaustas. Tokia užkandinė. American style tokia biškį.
Čia jo, mano kad taip. Tai sėkmingai pasiekėm Oslą. Tik dabar reikia pakrauti automobilį. Stovėsim, dabar lauksim. Beveik pirma. Tai po pirmas 7 pasikraus kaip ir. Nes reikia atiduoti su 100%. Nors kaip paėmė, man atrodo, nebuvo lygiai 100. Full recharge beveik 99%. Tai pasirodo, Jankos nepaliko mūsų. Važiavo kartu. Pamiršo kelnes. Dabar teks. Nu, kelnes liks Osle. Ką jau padarysi. Fordukas mūsų irgi. Visai gerai tarnavo. Gaila palikti biškį. Trūktelka. Visgi nusprendžiau surizikuoti. Gal nepatikrins kuprinės, tai tilps man tada. Pravešim. Janko kelnes, nu kainuosim čia. Tai toks va Oslo terminalo prieangis ir panašu teks mums jo ilgiau pasidžiaugti. Nes negalima eiti atlikti patikros. Turbūt naktį, jeigu nėra skrydžių, ten nieks nedirba. Reiks čia kažkur glaustis. O gal jau pamiegosiu ir prabūdęs ryte eisiu tada vlogą montuot, bet neišdegs turbūt taip. Tai tenka su jumis atsisveikinti taip. Smagus ralis buvo. Kolegos visi pritarė irgi tai, kad smagu. Švedija iš vis nustebino. Buvau jau vieną kartą, bet nebuvau kaimuose. Tai labai patiko iš tiesų. Tvarka, gamta. Tai manau reiks grįžti. O į YouTube grįšiu per sekantį RC ralį. O gal ir anksčiau. Pasimatysim.